Matau. Kažkas parašė į Facebook į mano paštą, kad nori apie sveikatą, tai šiandien paskaita bus apie sveikatą. Kas mus maitina, tas mums ir kenkia. Apie kūno degalus. Taigi maistas kaip arba kūras, kurį valgome, susideda iš 3 pagrindinių dalių – baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Ta visi turbūt nekartą girdėjau. Na, yra dar mažais kiekiais ten mineralai, vitaminai, bet tai mažais jau kiekiais. O pagrindiniai šitie yra 3. Ir gyvūnai, ir žmonės minta augalais arba gyvūnais. O gyvūnai taipogi minta augalais. Taigi visos maisto medžiagos eina iš augalų. Tačiau kuo minta augalai? Kadaise buvo manyta, kad prieš kelišimtus metų, kad augalai yra dirvoėdžiai. Auga į dirvą ir tą dirvą ėda. 17 amžiuje flamandų mokslininkas Janas van Helmontas nusprendė patikrinti ir jis atliko 5 metus trukusį bandymą. Paėmė didelį vazoną, 90 kg žemė ten telpa ir pasodino ten mažą glosniuką, kuris svėrė tik 2 kg. 5 metus jis laistė į medelį, stebėjo, kaip jis auga. Po 5 metų medis užaugo ir buvo išimtas iš vazono ir pasvertas. Pasvertos ir žemės. Augalas svėrė 76 kg. Tai yra priaugo 74 kg, o žemės svoris nepasikeitė. Tai kuo minta augalai? Kuo minta augalai? Ir tai buvo nežinoma ilgai ir tik tai būtent 1961 metais Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai buvo apdovanoti Nobelio premiją už fotosintezės atradimą. Apie fotosintezę turbūt mes visi kažką tai esame girdėję. Tai kelintais metais? 1961. Taip neseniai? Taip neseniai. Ir pasirodo, augalai maitinasi saulė, anglies dvideginiu ir vandeniu. Iš anglies dvideginio ir vandens ir saulės augalai pagamina gliukozę ir išskiria deguonį. CO2 plus H2O gaunasi gliukozė ir plus anglies ir plus deguonis. Gliukozė mes gausim, jeigu prie vandens prijungsim anglį ir bus gliukozė. Žinot, vandens formą H2O, jeigu priekį prirašysi C, kuris reiškia anglį, ir bus gliukozė. Ir va, jie yra gaunama saulės pagalba. Anglies dvideginis, kurį dabar kažkodėl tas žiniasklaidos visą laiką keikia, tai yra pagrindinis mūsų maistas. Ir jo yra labai nedaug. Labai nedaug. Tie, kas nori, reikia, kad jo yra per daug, reikia sumažinti, nori, kaip sakyti, žmonės nuvaryti į badą. Jeigu jau būtų anglies dvideginio 2 daugiau, mūsų augalai augtų. O dabar jo yra gana, palyginti yra gana labai mažai. Todėl ir vadinasi angliavandeniai, anglis ir vanduo. Anglis būtent ir vanduo. Ir gliukozę naudoja augalai kaip energiją, ir kaip statybinė medžiaga. Gliukozę augalas naudoja augindamas tvirtą stiebą, lanksčius lapus, ištisusias šaknis ir sultingus vaisius. Visą tai yra iš gliukozės. Iš gliukozės augalai gamina krakmolą. Sujungia dvi gliukozės molekulės, gaunasi krakmolas, jeigu jas rankom sujungia. O jeigu sujungia dar ir kojom, taip vaizdžiai sakant, tai gaunasi maistis, tai gaunasi skaidulos, kuris suteikia augalams tvirtumą. Tai va, ir būtent skaidulos augalams leidžia stiebtis į viršų ir nenuvirsti. Ir dalį gliukozės augalai paverčia fruktozę. Augalai paverčia fruktozę, kuri jau yra 2,3 karto saldesnė už gliukozę. Taigi jie taip vilioja valgyti vaisius, visus žmonės, ir gyvūnus, ir žmonės, nes fruktozė yra saldesnė už gliukozę. Kad išbarstytų jų sėklos. Dar augalai gamina sacharozę, kuri ir yra baltasis cukrus.
Sacharozė yra gliukozė sujungta su fruktozė. Vat kai yra dvi molekulės gliukozės ir fruktozės, jos užima daugiau vietos, negu jos sujungtos į vieną vietą, ir tai vadinama sacharozė. Gliukozė sujungta su fruktozė tai yra cukrus. Yra disacharidas. O gliukozė ir fruktozė yra monosacharidai, tai yra patys paprasčiausiai. O krakmolas yra polisacharidas. Ten yra jau ilgos būtent šitų gliukozės molekulių grandinės. Ir va, sacharozė gaminama tam, kad būtų sutaupyta vietos, nes sacharozės molekulė yra, kaip sakiau, mažesnė. Ir įvairūs gliukozės pavydalai, tai yra krakmolas, skaidulinės medžiagos, fruktozė ir sacharozė, egzistuoja dėka fotosintezės, dėka mūsų saulės. Tai augalai maitina ir save, ir kitus, ir tai yra vadinami gyvandeniai. Ir dar kartą išvardinu: gliukozė, fruktozė, sacharozė, krakmolas ir skaidulos. Gliukozė ir fruktozė yra monosacharidai, tai yra patys nepaprastieji. Sacharozė, cukrus yra disacharidai, sujungta fruktozė su gliukozė, o jau krakmolas ir skaidulos yra poli, tai yra sudėtiniai ir ilgos grandinės. Ir vat jie visi yra angliavandeniai ir visi yra būtent mūsų maistas. Į kraują tiesiogiai gali patekti tik tai paprastieji angliavandeniai, monosacharidai, tai yra gliukozė ir fruktozė. Sacharozę ir krakmolą reikia suskaidyti ir paversti paprastaisiais angliavandeniais. Tačiau gliukozė ir fruktozė skiriasi. Bet apie gliukozės ir fruktozės skirtumus mes pakalbėsime šiek tiek vėliau. Sudėtinių angliavandenių pavertimo į paprastuosius reikalingi vandenilio jonai, kurie yra įimami iš kraujo. Ir tai yra vadinamoji hidrolizės reakcija. Ir krakmolas prijungia vandenilio jonus ir gauname gliukozę. Ir gliukozė yra daugiau vandenilio jonų negu krakmolė. Taigi, todėl sudėtinius angliavandenius verčiant paprastaisiais, kurie tik gali patekti į kraują, mūsų organizmas visada pašarmėja. Bet mes kalbame apie rūgštingumą ir gišarmingumą. Tos sudėtinius angliavandenius verčiant į paprastuosius reikalingi vandenilio jonai, kurie yra rūgšties pagrindinė sudėtinė dalis, ir organizmas mūsų nepašarmėja. Taigi, sudėtiniai angliavandeniai, sacharozė ir krakmolas šarmina kraują, o paprastieji gliukozė ir fruktozė nešarmina kraują. O šitą reikia atsiminti. Sudėtiniai šitie angliavandeniai, krakmolas ir sacharozė, tai yra visi cukrus, šarmina, o gliukozė ir fruktozė nešarmina, nes jie tiesiogiai patenka į kraują. Taigi žmogaus kūno, kaip ir augalų kūras, yra gliukozė. Ir gliukozės kiekis kraujyje turi būti pastovus. O šitą reikia gerai atsiminti. Bet jeigu paimsi kažkokią tai vidurinę liniją, tai tas gliukozės kiekis gali svyruoti tik labai nedidelėse ribose. Iš tikriausiai žinote, koks yra jau normalus cukraus kiekis, 5,5 ir ten 3,5. Ir tose ribose cukryje, tai yra kraujyje, turi būti pastovus gliukozės kiekis, bet jis truputį svyruoja. Jeigu jau tos gliukozės per daug, tai būna gliukozės žvakės ir kartu insulino žvakės. Jeigu per mažai, irgi blogai, mes silpstam į komą. Žmogus papuola į komą kaip per didelis cukraus kiekis, žmogus papuola į komą kaip per mažas cukraus kiekis. Nuo 5,2 lygi 5,5? Normos truputį skiriasi, įvairuoja. Visa ta skiriasi. Žiūrint, paimsit, kokį šaltinį ir kokioj šaly ir kokia organizacija tas normas pateikia. Vienos normos yra sveikiems, sergantiems diabetikams yra kitokios, padidintos ir taip toliau. Aš šitai pasakiau gana tokias priimtas, tokias vidutinės normas, nors dabar jau manoma, kad 6,5, kai kur net 7 normalu dar yra.
Tai vien dėl to, kad mes per daug valgome tos gliukozės, per daug cukraus ir todėl normas tenka nuolat ir nuolat padidinti. Nuolat ir nuolat mums tenka padidinti. Na va, svyruoja nuo 3,3 pačių iki 5,5 arba nuo 60 iki 100 mg decilitrų, žiūrint kokiais vienetais matuojame. Dabar pas mus jau įprato matuoti milimoliais litre, tai vadinasi skaičiai nedideli, 3, 5, o jeigu tais miligramais decilitrą, tai jau skaičiai dideli, 60, 100 ir taip toliau. Ir va štai radau aš tokią, kaip sakyti, žinią, informaciją, kad tinkamiausias kiekis gliukozės yra nuo 3,9 mm iki 4,6, tai yra susiaurinta. Tinkamiausia. Jeigu jau yra daugiau leista, tai jau yra žmogus jau prastesnės formos. Jeigu telpa į tas siauresnės rėmas, tai žmogus yra sveikesnis. Jeigu telpa į platesnės rėmas, tai yra jau truputį giliuotas, o jeigu tos rėmai labai įsiplečia, tai ir visai žmogus sveikesnis. Tai čia yra medžiagų apykaita, metabolizmas tas vadinamas. Tai va, pastovaus gliukozės kiekio kraujyje palaikymas yra labai didelė problema ir tai yra daugybės negalavimų priežastis. Gliukozės kiekis turi būti pastovus kaip ir temperatūra. Kai temperatūra pas mus pasikeičia, tuo pat mes puolam ieškoti kažkokios tai pagalbos. Nuo temperatūrą mes galime labai lengvai pamatuoti, o gliukozės kiekio pamatuoti jau mes patys nesugebame. Reikia eiti kažkur. Nors dabar jau yra, jau kiek tai metų jau yra pagaminti, kaip sakyti, pastovaus gliukozės kiekio matuotojai, kurie yra prisegami prie kūno, įvedama ten adatą ir ten jis bet kada tau prijungiama prie išmanaus ir tas išmanusis bet kada, bet kokiu metu tau parodo gliukozės kiekį. Tai pas mus dar tokių tik tai pradeda atsirasti, ten kažkur Amerikoje jau kokie 8 metai, berods 16 metais jie buvo pagaminti. Ir kai gliukozės kiekis išeina iš nustatytų ribų, padidėja arba sumažėja, sutrinka medžiagų apykaita. Ir todėl yra priežastis, kodėl mes dažnai valgome ir dar užkandžiaujame, kodėl storėjame, kodėl sergame diabetu ir visomis kitomis lėtinėmis lygomis. Dėl va šito nepastovaus gliukozės kiekio. Tai yra sutrikusi medžiagų apykaita. Na va ir dabar dėl įvairių lėtinių ligų jau yra kaltinami angliavandeniai, o anksčiau buvo kaltindavo riebalus. Na ir dabar dar kai kas iš inercijos ar dar nežinojimo naujų žinių tebekaltina riebalus. Bet tai neteisinga. Vat yra knygos parašytos ir lietuvių kalba išleistas, yra Perlmuterio knyga Tylieji smegenų žudikai. Tai tas cukrus, angliavandeniai. Taip ir pavadinta Tylieji smegenų žudikai. Yra va čia lietuvaitės Živilė Povilaitytė Buzienė parašiusi storą knygą Viskas dėl angliavandenių. Storoka tokia knyga, didelė, ten surinkusi daugybę tyrimų įrodymų, kad va, mes sergame ir diabetas, ir storėjame, ir taip toliau, visi visos kitos bėdos yra dėl angliavandenių. Ir tų knygų yra daug, Beretesino knygą neseniai skaičiau Įveikti Alzheimerį ir Alzheimeris yra 3 tipo diabetas, to knygų taip ir parašyta. 3 tipo diabetas. Kai aš pastoviai, kai mano gliukozės kiekis yra aukštesnis, arba jeigu ir sergu tokiu ne diabetu, tai Alzheimeris jau gali būti. Alzheimeris būtent jau gali būti. Ir visai neseniai perskaičiau jaunos mokslininkės Jessie. Vardą perskaitau, pavardės niekaip neperskaitau. Pavadinta knyga Gliukozės revoliucija. Gera knyga, lengvai parašyta, bet siauroka. Nėra platesnio požiūrio, sakyčiau, tai tokia tik tai pusinė knyga, nes nieko nėra apie gliukozės balanso palaikymą, apie gliukozės pusiausvyrą. Ten net neminimas hormonas gliukagonas. Tik tai insulinas ir tas tik tai retai tepaminėtas. Ir tai retai. Ten jį kaip
kaip sakyti, nusipirko tą gimatuoklį ir va, prisijungė prie tos rankos ir va, ką suvalgo, žiūri į laikrodį, kiek praėjo laiko ir prieš valgį ir praėjus tam tikram laikui matuoja būtent gliukozės kiekį. Na va, ir toje knygoje šimtinai kalbama tik apie gliukozės šuolių kenksmingumą. Vat kai mes suvalgom greitųjų angliavandenių, mūsų gliukozė kraujas staigiai pakyla. Nes jie greitai patenka į kraują ir gliukozės kiekis viršija normą. Tai yra fiziologinis diabetas. Na, jis nukrenta po 2 valandų. Nes mes turim valgyti. Ir vėl kažkam, ir vėl pakyla. Ir vėl būtent įsinorim valgyti, ir vėl. Ir va taip ir šokinėva šitie gliukozės kiekiai. Tarsi, kai gliukozės kiekis pakyla, taip pat kasa gamina insuliną. Hormoną, kuris tą gliukozės kiekį sumažina, nuleidžia. Bet kai insulinas suvaro gliukozę į kepenis, gliukozės kiekis nukrinta ir mes norim valgyti. Kodėl? Todėl, kad neįsijungia kitas hormonas, gliukagonas, kuris turi padidinti gliukozės kiekį iš organizme, kepenyse, raumenyse esančių atsargų. Tai va, tos 2 linijos ir per vidurį eina vidurinė ir jos turi būti gliukozės kiekį reguliuoja 2 hormonai. Insulinas ir gliukagonas. Insulinas sumažina, gliukagonas padidina. Kas iš jūsų girdėjote apie gliukagono hormoną? Prašau, o gydytoja viena tik tai žino, o visi kiti, negirdė. Ir mums dabar net insuliną retai mini. Kalba tik reikia sekti cukraus kiekį. Atrodo, kad insulinas savaime yra. Reikia visų pirma žiūrėti insulino kiekį. Insulinų. Tai yra labai svarbu. Prieš 60 metų insulino kiekis buvo tikrinamas, dabar nebetikrinamas. Tikrinamas tik tai cukraus kiekis. Todėl, kad insulinas yra pagamintas ir jeigu jums kas bus blogai, mes jums duosim dirbtinio. Ir gydytojui nerūpi už ligonį pagydyti, jam svarbu gydyti. Ir kuo ilgiau. O kad jis pasveiktų, tai jokių būdų. Tai negerai, tai blogai. Tai negerai, tai blogai. Taigi ir pagrindinis dėmesys ten skirtas pusryčiams, toj knygai. Arba pirmajam tos dienos pavalgymui. Geriau pasakius teisingiau, pirmajam tos dienos pavalgymui, nes pas kitą tie pusryčiai gali būti jau per pietus. Svarbu būtent pirmasis dienos pavalgymas. Ir nuo to labai daug kas nepriklauso. Ir va taisyklė tokia, kokia jį išvedė iš tų savo stebėjimų. Nepradėti valgyti nuo greitųjų angliavandenių. Greitieji skaitosi. Prašau? Kurie greitieji? Palauk. Nepradėti valgyti nuo greitųjų angliavandenių. Taigi patarimai geri ir lengvai įgyvendinami, bet trūksta platesnio požiūrio. Ir dabar aš truputį tos angliavandenius sugrupuosiu ir suskirstysiu ir paaiškinsiu, kas tai yra greitieji. Tad jeigu mes įrašysime vieną stulpelį blogieji, užvardinsim, kitoje pusėje gerieji angliavandeniai. Tad blogieji bus tie greitieji. O greitieji yra kas tie, kurie iškart patenka į kraują. Tai yra gliukozė ir fruktozė, ir cukrus. Visi tie, kaip sakyti, kas yra labai saldu. Gliukozė, fruktozė, sacharozė. Tai yra greitai. Jie greitai patenka į kraują. Jie staigiai pakelia cukraus kiekį kraują, cukraus šuolis ir to pačiu insulino šuolis. Insulino išsiskiria, sumažina tą gliukozės kiekį kraują ir mums nukrenta cukrus ir mes norime valgyti. Būtinai norime valgyti, nukritus cukraus kiekį, norime valgyti. Nukritus cukraus kiekį turėtų įsijungti gliukagonas, o jis neįsijungia arba prastai įsijungia. Kaip jį įjungti? O kaip jį įjungti? Su rūgštim. Va rūgštumą, teisingai būtent rūgštumą. Toliau būtent yra kokie paprastieji ir sudėtiniai angliavandeniai. Tad prie
prie blogų priklauso paprastieji, tai yra vėlgi, kurie greitai, kurie, kaip sakant, tai yra, kurios sudaro tik tai fruktozė ir gliukozė. Sudėtinė tai yra jau krakmolas ir skaidulos. Skaidulos. Tai yra daržovės, tai yra kas, žalia lapai, špinatai ir visa kita. Ir dar galima prie blogų priskirti tuščiuosius ir pilnuosius. Ir va tie cukrus, gliukozė, sacharozė yra tušti. Jie neturi savyje praktiškai nieko. O va tie pilni, va kaip daržovės, lapinės morkos, bulvės, ten brokoliai, visokius špinatai yra pilni. Ten yra ir mineralinių medžiagų, ir skaidulų, ir ko tik nori. Ten yra. Bet jie yra angliavandeniai. Jie yra angliavandeniai. O tai matot, žodis angliavandeniai yra labai platus. Tuot reikia tą skirstimą, žinot, va šitoj savo knygoje aš tą skirstimą čia padariau. Ir paskui dar reikėtų skirti angliavandenius į tuos, kurie būtent su fruktozė ir kurie be fruktozė. Nes apie fruktozę reikės kalbėti atskirai apie visas fruktozės nuodėmes, kuri yra 2 kart saldesnė už gliukozę. O pramoninė maisto gamyba lėtuosius verčia greitaisiais ir paverčia, pilnuosius paverčia tuščiais. Pramoninė maisto gamyba. Kai mes valgome pramoniniu būdu pagamintą maistą, tai mes valgom labai daug angliavandenių ir greitai pakelia cukraus kiekį. Ir taip pat insulino žvakė, cukraus kiekio žvakė. Ir jau kai cukraus kiekis išeina iš tų ribų, jau yra fiziologinis diabetas, jau organizmui yra blogai. Nesvarbu, kai jis po poros valandų išnyksta tą šuolį, bet jau jis padarė savo, kad ir labai nedidelį savo niekšingą, nepastebimą akims darbelį. O tai nuolat ir nuolat kartojasi ir per dieną būtent ne vieną kartą. Tai va dabar glikacija. Kas girdėjo apie glikaciją? Čia nuo graikiško žodžio glikos, cukrus. Glikacija tai reiškia cukravimasis. Glikacija tai reiškia cukravimas. Tai va čia aš dabar prieinu prie paskaitos. Pavadinau, kas mus maitina, tas ir kenkia. Taigi žmogaus kūne nuo gimimo viskas rausvėja. Labai lėtai, bet rausvėja. Kūdikiukų krūtinės kremzlė yra balta. Tačiau ta pati krūtinės kremzlė, kai žmogus sukanka 90 metų, yra ruda. Tai per visus amžius po truputį rausvėja. Senatvės arba pigmentinės dėmės taipogi yra glikacijos pasekmės. Ir būtent buvo atrasta, kad rausvėjama tuomet, kai gliukozės molekulė atsitrenkia į kitokią žmogaus kūno molekulę. Bet kurią molekulę atsitrenkia ir tampa cukruota, tai yra glikuota, ji tampa pažeista. O kai cukraus daug, tai tokių pažeidimų, aišku, gerokai daugiau. Tokių pažeidimų gerokai daugiau. Taigi susidūrimas tos cukraus molekulės arba gliukozės molekulės sukelia reakciją. Ir būtent molekulė susijungusi su gliukozės molekulė, ji tampa glikuota arba cukruota, pasaldinta ir cukruotos molekulės jau yra, cukruotos arba glikuotos molekulės jau yra pažeistos molekulės. Ir tas rausvėjimas po truputį, pamažu. Todėl ir senstame arba cukrėjame. Daug cukraus valgom, taip ir cukrėjame po truputį. Ir šito proceso sustabdyti praktiškai neįmanoma, tačiau galima sulėtinti arba pagreitinti. Arba pagreitinti. Ir kuo daugiau suvalgome cukraus, tuo dažniau vyksta ta glikacija. Taigi glikuota arba cukruota molekulė pažeista visam laikui. Ir glikuotos molekulės sukelia daug ilgalaikių pasekmių. Raukšlės, katarakta, širdies lygos, Alzheimerio liga, glikacijos pažeista kolageno molekulė. Kolagenas yra pagrindinis baltymas, iš kurio susidaro visos sausgyslės,
raiščiai, oda. 80% mūsų odos sudaro kolagenas. Tai yra baltymas, jungiamasis audinys. Vat pažeista kolageno molekulė tampa mažiau lanksti. Ir kolageno reikia labai daug ir kitur. Jo reikia ir žaizdų, kaulų lūžių gijimui, taip pat sveikai odai reikia kolageno, kremzlėms. Vat kremzlių pagrindinė sudėtis taipogi yra kolagenas raiščiams, nagams ir plaukams. Ir dėl pažeisto kolageno oda suglemba, atsiranda raukšlės ir kuo daugiau glikacijos, tuo daugiau suglebusios odos ir raukšlių. O glikacijos kadagi daugiau, kai daugiau suvalgome cukraus. Kai daugiau suvalgome būtent angliavandenių. Angliavandenių bet kokiam pavidalui ir visų pirma greitųjų šitų angliavandenių ir tų tuščių, kurie mus labai vilioja ir skatina. Ir augalai gamina fruktozę, kurią, kaip sakiau, 2 kartus saldesnė už gliukozę, kad priviliotų, kad valgytume. Nes jiems reikia išbarstyti savo sėklas, o gyvūnai ir žmonės tas sėklas išbarstų, pasėja. Na, viskas gamtoje yra susieta. O tai iš ko gaunam tuos halogenus? Kaip? Iš kokių maistų gaunam halogenus? Tuos halogenus, ar kaip aš netaip sakau. Kalogenas. Kaip? Kalogenas. Raidė, Kalogenai. Taip. Tai jis yra, vadinasi, jis yra kolagenas. Vadinasi, kolagenas. Kolagenas. Tai yra pagrindinis mūsų baltymas iš jo, jis palaiko visą mūsų organizmą. Į senatvę mes visi sergame lėtinę kolagenozę. Tai yra kolageno gamyba silpnėja dėl tų glikuotų molekulių ir dėl to, kad mūsų kraujas šarmėja. Ir norint, kad jūsų oda būtų stipresnė, reikia vartoti daugiau rūgšties. Norint, kad nebūtų daugiau raukšlių, aš tepu actu. Ir mano oda prieš 10 metų buvo labiau suglebusi, dabar jį pasidarė, praėjo 10 metų pasenau, bet jį pasidarė tvirtesnį. Kuo tapatės actu? Prašau? Kuo Actu. Tai rūgštimi. Tai yra rūgštimi. Actu? Actu 9% stipresnių. Ir kolageno gamybai reikia rūgšties. Kai kas sako, reikia vitamino C. Na, vitaminas C yra askorbo rūgštis, bet palyginti gana silpna. Ir jeigu jūs jo valgysite gramais, labai apkrausite inkstus ir inkstams galite pakenkti. O citrinos rūgštis arba acto rūgštis nekenkia, jie greitai pasišalina. Galite ir vitaminą C naudoti, kas nepasitikė actu. Nes kiekviena rūgštis yra vandenilio jonų tiekėjas, o vandenilio jonų yra rūgšties pagrindas. Rūgšties būtent pagrindas. Ir glikacija vyksta visame organizme, taip pat ir akise, ji pažeidžia akių molekulės ir jos sulimpa viena su kita, po kurio laiko glikuotų baltymų sankaupos užstoja šviesą ir tai katarakta. Dar ir kalcio ten prisikaupia. Ir gliukozės šuoliai, kurios sukelia cukringi ir krakmolingi valgiai, gali sukelti aknę, raudonę, egzemą, žvynelinę ir kitas būtent odos ligas. Fruktozės molekulės glikuoja 10 kartų daugiau kaip gliukozės. 10 kartų greičiau pažeidžia molekulės negu gliukozė, fruktozė. Ir tai sukelia daugiau žalos. Ir taigi priežastis, kodėl gliukozės šuoliai nuo cukringų sausainių, kuriuose yra fruktozės, mus sendina greičiau negu gliukozė iš krakmolingų maisto produktų. Krakmolai fruktozės neturi. Taip pat makaronai neturi, bulvės, miltai, tai ten viskas iš krakmolų. Gliukozės kiekis ir glikacija yra taip susiję, kad labai paplitęs gliukozės kiekio organizme tyrimas faktiškai matuoja glikaciją. Gydytojas sako, tai yra glikuoto hemoglobino tyrimas.
glikoto vadinasi, jis matuoja, kiek raudonųjų kūnelių baltymo buvo glikota per paskutinius 2-3 mėnesius nuo vieno tyrimo iki kito. Ir kuo didesnis šitas glikoto hemoglobino rodiklis, tuo dažniau organizme vyksta glikacija ir tuo daugiau gliukozės cirkuliuoja mūsų kraujyje ir tuo greičiau mes senstame. Tai va. Tai dėl glikacijos, kaip sakiau, kenčia labai daug kas. Na va, tai kai matote, mes pakalbėjome tai, kad tie angliavandeniai, kurie mus maitina, jie mums ir kenkia. Na ir pasirodo, kad jau 20 amžiaus pirmoje pusėje Jungtinių Amerikos valstijų gydytojas pediatras Sidnėjus Haasas sukūrė vadinamą specifinę angliavandenių dieną. Angliavandenių dieta, angliškai S specific, C kolhidrat, angliškai kolhidratė, tai yra angliavandenių ir tai dieta. Tai va, tai buvo dar tie geri laikai, kada gydytojai dar gydė maistu. Dar pirmoji ant 20 amžiaus pusė. O jeigu skaitėt šitą Robertinos Ostapenkienės knygas, tai nuolat prisimena tos laikus, metodinius laikus, kai gydytojai gydė maistu. Daugiausiai. Iš tikrųjų, tikras gydymas yra maistu. Pakeist tą mitybą. Mes tampame kuo, ką suvalgome. Ką suvalgome, tas tampa mūsų kūnu. O vaistai ten jau yra tam tikros korekcijos. Na ir buvo pastebėta, jau tada buvo pastebėta, kad virškinimo sutrikimai sergantiems vaikams ir žmonėms baltymai ir riebalai nekenkia arba gerokai mažiau kenkia negu angliavandeniai. Angliavandeniai mūsų sutrikusiam virškinimui kenkia gerokai daugiau. Ir tada ta specifinė angliavandenių dieta tai buvo visiškai sumažintas angliavandenių kiekis. Ir pasirodo, tos problemos praeina. Sumažintas būtent angliavandenių kiekis. Na, ir dabar apie insulino paskirtį plačiau. Ir kai padaugėja gliukozės, kepenys pagamina insuliną. Insulino paskirtis nugabenti gliukozės perteklių į saugyklas, kad tos gliukozės neliktų per daug kraujyje ir kad mes būtume apsaugoti nuo gliukozės per didelio kiekio daromos žalos. Gliukozė mus maitina, bet per didelis kiekis mums jos daro žalą. Tai yra kūras. Jeigu į pečių įmesit per daug kūro, tai pečius gali ir susprogti. Tai vat ir organizmas, kai mes daug to kūro suvalgome, tai kasa išskiria insuliną, kuris tą gliukozę iš kraujo neša į saugyklas, į kepenis. Ir organizmas šitą per didelį kiekį gliukozės kaupia būtent trijose saugyklose. Ir insulinas. Na va, ir dažniausiai galima iškirsti iš mūsų sveikatos gyvalandėlėse ir pas gydytojus, ir iš gydytojų jie sako insulino pasipriešinimas. Žmogus yra atsparus insulinui. Atsparus. Nu, man tas terminas visiškai nepatinka ir tai neatspindi tai, ką insulinas veikia arba kas su juo atsitinka. Mano nuomonė reikėtų sakyti, kad insulinas veikia silpnai arba insulinas yra nepajėgus atlikti tą darbą, kuriam jis yra skirtas. Ir insulinas silpnai veikia šarminime kraujuje. O angliavandeniai kaip tik ir pašarmina tą kraują. Ir be insulino mes mirtume nuo cukraus pertekliaus ir kol nebuvo atrastas insulinas, žmonės ir mirdavo nuo angliavandenių, nuo cukraus perteklių. Na ir jeigu žmogus serga pirmo tipo diabetu, kur kasa nebegamina insulino, jam būtinai reikia šito insulino susileisti. Ir gliukozės perteklių insulinas perneša į 3 saugyklas. Pirmoji saugykla arba akumuliatorius, kur kaupiamos atsargos, tai kepenys.
pačios kepenys, antroji saugykla tai yra mūsų raumenys. Kepenyse ir raumenyse gliukozė yra paverčiama į glikogeną. Tarp gyvulinis krakmolas yra praktiškai tas pats. Krakmolas šiek tiek modifikuotas yra gyvulinis krakmolas arba glikogenas. Ten gliukozė virsta glikogenu, kuris yra skirtas greitam sunaudojimui. Ir kai šita saugykla užsipildo kepenų ir raumenų, kur ten telpa tik apie 350 gramų glikogeno, gliukozė tada likusi gliukozė yra verčiama į riebalus ir jau jie yra kaupiami riebalų atsargose ilgalaikiam naudojimui, badmečiui, ilgalaikiams atsargoms. Tai yra trečioji saugykla. Na va, ir reikia atsiminti, kad fruktozės negalima, kepenys nepajėgia paversti ar nežino, kaip paversti glikogenu ir saugoti kepenyse arba raumenyse. Fruktozė kepenys verčia tik tai į riebalus čia pat ir tie riebalai lieka kepenyse. Ir tie riebalai lieka kepenyse. Vat kaip sakiau, prieš kiek tai laiko, prieš keletą dešimtmečių tikrindavau insuliną. Insulino kiekis padidėjo, tai yra prediabetas. Dar diabetas, bet jau greit bus diabetas. Tai yra buvo kas profilaktika. Dabar šitą profilaktiką panaikino. Nes turiu vaistų. Laukia, kada tu jau tapsi diabetiku. Tad aš visiems sakau, kad insuliną reikia patiems pasitikrinti savo iniciatyvą, jau gydytojas jums nepasiūlys. Jeigu paprašysite pas šeimos gydytoją, tai sakys, kam to reikia. Jeigu sutarėte, tai išrašys, bet reikia susimokėti. Šito tyrimo nekompensuoja, aš nueinu į laboratoriją, susimoku ir pasitikrinu. Tai jeigu, atsiprašau, tai jeigu jo jau virš normos, jo, ar atvirkščiai? Tai va, dar bėda su normom. Bėda, jums normas parodys padidintas. Normos yra dviejopa vadinasi, nuo 5 iki 25, o turėtų būti iki 5. Nuo 1 iki 5. Kaip? Insulino. Insulino. O mums sakė, tai iki 25, jeigu tavo iki 10, tai viskas svarbu, o jau tu jau tikriausiai sergi nestipriu diabetu. O tai cukraus kiekis dar nerodo? Cukraus kiekis dar nieko nerodo. Aišku, dar tas padidintas insulino kiekis dar pajėgia susidoroti. O paskui jo insulino dar daugiau ir jis jau nebepajėgia susidoroti. Cukraus kiekis yra dar normalus, o insulino kiekis yra pakilęs. Unikauskas sakė, kad dėl to padidinto angliavandenio suvartojimo vakarų šalių žmonių kraujo insulinas yra padidėjęs 3 kartus. Vėl ir normos padidintos. Insulino kiekis yra padidėjęs 3 kartus. O tas gydytojas Nabredesinas, kurio knygą skaičiau, sakė apie Alzheimerį, įveikti Alzheimerį. Taip ir sakė, jeigu nenorit susirgti Alzheimerį, insulino kiekis neturi būti didesnis kaip 4,5, mažiau kaip 5. Unikauskas sakė, turėtų būti iki 3, dar geriau mažiau 3. Aš pagalvoju, kad iš viso tas tikrinimą nevalgys, iš ryto, nevalgys. Ir aš pagalvoju, kad nevalgys tų insulino iš vis neturėtų būti. Nes jam teoriškai nėra kas veikti. Jis atsiranda tik tada, kepenys jį nagamina tada, kai mes suvalgome tos angliavandenius. Taigi, nevalgius insulino turėtų būti pėdsakai, labai nedaug. Nes jis kaip atliko savo darbą, jis turi kažkur tai dingti, jį turi kažkaip tai utilizuoti. Tie pėdsakai ir turėtų būti tik tai nevalgyti. O kai pavalgo, aišku, jau jisai labai staigiai. Kiek cukrų reikia? Prašau? Cukrų tik tai nevalgys, tikrina taip pat. Taip, tai būtent insuliną tikrina tik tai nevalgyti. Ar brangus insulino tyrimas? Nebrangus, apie 10 eurų. Ačiū. Ačiū. Nebrangus jis apie 10 eurų. Dar skirtingai nuo laboratorijų. Bet tai yra labai svarbu, jeigu rūpinėsi sveikata, tai yra pagrindinis hormonas, nuo kurio priklauso mūsų praktiškai visos lėtinės lygos. Jis rodo sutrikusią medžiagų apykaitą, sutrikusią metabolizmą.
Tai, kad dabar uždrausta tikrinti oficialiai, neuždrausta, bet kad jis netikrinamas, rodo, kad mūsų medicinai sveikata mums visiškai nerūpi. Tai va, tai atneši gydytojai, kad toks insulinas nevalgius, jau pavyzdžiui 5, tai sakys, ką tu čia atneši, kaip čia tavegi, čia mums nereikalingas tas insulinas, va, reikės pačiam ir gydytis. Taip, tai reikia pačiam gydytis, pasakyti tik dėl mados. Pasikalbėti, paskutinės naujienas, pasipasakoti ir taip toliau. Kuo labiau draugauju su gydytojais, tai tuo esi labiau nesveikas. Tuo labiau nesveikas. Šitą reikia. Bet iš tikrųjų nežinojau, kad insulino kiekį galima pasitikrinti. Aš irgi nežinojau. Prašau? Kad insulino kiekį galima pasitikrinti, nežinojau. Taip. Pateikyti. Bet įsivaizduokit, visus kitus tyrimus atlieka per parą, tą pačią parą atsiunčia jau į kompiuterį jau duomenį, insuliną po 3 parų. Jį kažkur tai veža, jau man labai nedaug jau kažkur tai gitarų, surenka kažkur tai į vieną vietą ir atsiunčia po 3 parų. Bet ar tikslu tada, jokio tikslumo, kokie tai nekenkia, pavyzdžiui, tyrimo rezultatų? Dėl tikslumo, aš nežinau, čia laboratorijos bėda. Ten tas perdavimas galbūt ten, aš nežinau, turėtų tą pačią dieną atlikti. Galbūt sandariai ten viską saugiai. Tai šitą, kaip sakiau, jeigu rūpinantis tikrai savo sveikata, tai tikrintis insulinas turėtų būti apie 3. Jeigu viršė 5, tai reikia angliavandenis jau gerokai sumažinti. Mes jį labai greitai galime sumažinti, bet jeigu kas nori suliesėti, tai pirmiausia reikia sumažinti insuliną. O insuliną sumažins, tik tai sumažins angliavandenį. Tik taip. Tai va. Taigi, yra dabar pradėjo plisti nealkoholinė suriebėjusi kepenų liga. Anksčiau suriebėjusi kepenų liga sirgdavo tik daug alkoholio suvartojantys žmonės. Tačiau dabar 21 amžiuje padėtis pasikeitė, gydytojai susidūrė su keistu reiškiniu. Kai kuriems ligoniams pasireiškė kepenų ligos simptomai, nors jie nebuvo daug gerintis ir jų amžius buvo tik 10 metų. Jie visai negerintis, jų amžius tik tai daugeliu dar nebuvo nei 10 metų. Ir paaiškėjo, kad kepenų liga gali sukelti fruktozės perteklių. Atsakiau, kepenys fruktozės negali paversti glikogenu kaip gliukozę. Ir jį verčia ir riebalus, bet tie riebalai lieka kepenyse ir kepenys riebėja. Riebėja nuo fruktozės. Riebėja būtent nuo fruktozės. Ir taip kepenys ilgainiui suriebėja, šitą ligą pavadino nealkoholinė suriebėjusi kepenų liga. Ir šita liga yra dabar gana plačiai paplitusi. Ir pasaulyje šitą ligą serga kas 4 žmogus. Ir mažai kas jaučia jo simptomus. Kepenų simptomai labai sunkiai jaučiami. Mažai kas jaučia simptomus iki tam tikro laiko. Iki tam tikro laiko ir laiko bėgant ši liga gali sukelti kepenų nepakankamumą ir net vėžį. Šitą ligą galima nesunkiai įveikti. Kepenims reikia pertraukos, kad pas ją nebeteitų tą fruktozę. Tada su tais riebalais jau susikaupusiai per kurį tai laiką, nežinau kiek to laiko reikės, kiek atitinkamai kiek tų riebalų ten yra susikaupę, kepenys su tais riebalais susidoros. Bet jie reikia pertraukos, kad mes negrūstume tų saldumynų, kurios yra daug fruktozės. Cukrus sudaro pusę fruktozės, pusę gliukozės, pusę fruktozės. Visi sirupai taipogi pusę fruktozės, pusę gliukozės. Medus taipogi pusę fruktozės, pusę gliukozės. Bet medus yra kas kita, meduje yra dar 0,5% pieno rūgšties. Medaus mes tiek daug nesuvalgome. Taigi, nuolatinis, kaip sakiau, daugelis žmonių skundžiasi to nuolatiniu alkiu ir to noru užkandžiauti. Ir po valandos kitos pavalgė ir sočiai nepavalgė, pajunta norą valgyti. Ir tai vėlgi būtent
susijęs su gliukozė. Ir jeigu mes palyginsime du vienodo kaloringumo gyvalgius, tai nuo to iš jų, kuris sukelia mažesnį gliukozės šuolį, mes sotus jausimės ilgiau. Jeigu gliukozės šuolis didelis, reiškia, mes suvalgėme daug greitų angliavandenių, mes labai greitai pajausime alkį, nes išsiskiria daug insulino ir tas insulinas suvaro tą gliukozę į kepenis. Na, kad nekenktų. Jeigu suvalgysime baltymų arba riebalų, kurie į kraują patenka labai lėtai, tai mes sotus jausimės gerokai ilgiau. Ir antra, nuolatinis alkis arba greitas noras valgyti po gyvalgių rodo, kad mūsų silpnai veikia hormonas gliukagonas, kuris didina cukraus kiekį kraujyje. Vat sakiau, tarp dviejų ribų. Insulinas mažina, o gliukagonas turi didinti. Didinti ir abu hormonus gamina kepenys. Ir jų veikla turėtų būti suderinta. Bet jeigu kraujas yra šarminis, tai ir insulinas silpnai veikia ir taipogi ir glikagono veikla yra silpnesnė. Taigi glikagonas ir insulinas tampa nepajėgus, sakau dar kartą, kai kraujas tampa šarminis. Išeitis yra sumažinti insulino kiekį, išlyginant gliukozės kreivę. Tai reiškia sumažinti angliavandenių kiekį ir sumažinus suvalgomą angliavandenių kiekį kraujas bus mažiau šarmingas. Išlyginus gliukozės kreivę, noras užkandžiauti susilpnėja. Ir lėtinis nuovargis taip pat yra susijęs su dažnais ir dideliais gliukozės šuoliais. Dėl per didelio gliukozės kiekio sutrinka ląstelių mitochondrijos, kurios ir gamina energiją. Ir mes pavargstame ir su kiekvienu gliukozės šuoliu mes silpniname ilgalaikį savo mitochondrijų pajėgumą. Taipogi čia gali būti susijęs ir prastas miegas. Kažkart būna taip, kad žmogus vidurinį nakties prabundas, daužosi širdis, tai sutrikusio gliukozės kiekio simptomas. Tai labai sumažėjo gliukozės kiekis, o glikagonas silpnai veikia ir gliukozės nepaduoda iš atsargų. Ir pirmas būtent patarimas šito išvengti prieš miegą, nereikia valgyti angliavandenių. Negalima. Tiesiog valgyti angliavandenių. Ir patarimas tai yra geras, bet jis tik šalina simptomą, bet nepašalina priežastis. O priežastis yra, kaip sakiau, silpnai veikiantis glikagono hormonas, kuris didina sumažėjusių cukraus kiekį kraujyje iki reikiamos normos. Bet hormonas, kuris taip pat svarbus kaip ir insulinas, jis neminimas nei toj knygoje, jisai neminimas ir mes kaip pacientai iš gydytojų apie tokius dalykus neišgirsime. Ir tas pats Unikauskas, kuris jau atrodo jau labai teigiamas yra, bet taipogi glikagono niekada, bent man kiek teko klausyti jo, jis niekada jo neminėjo, bet kalbėjo apie atsparumą insulinui. Kaip išlyginti gliukozės kreivę? Mes suvalgome pusryčius ir štai gliukozės šuolis aukštyn. Kaip tą kreivę išlyginti? Pirmas patarimas – valgykite maistą tinkamą tvarką. Tai aš šitos patarimus čia susakysiu iš tos knygos, tos jaunos mokslininkės, kuri pati ant savęs tyrinėjo tos gliukozės šuolius ir kaip juos padidinti ar sumažinti. Man pasirodė patarimai visai nieko, bet jie šalina tik tai simptomus, bet nepašalina priežasties. Aš nuolat kalbu apie priežastį. Taigi, pirmas patarimas – valgykite maistą tinkamą tvarką. Pasirodo, kad produktų valgymo tvarka smarkiai veikia mūsų gliukozės kreivę. Pirmiausia, tinka valgyti maistines skaidulus, tada baltymus ir riebalus, o galų gale krakmolą ir cukringus valgymus. Tai yra viską apversti, kaip mes esame įpratę. Suvalgyti, pirmiausia, maistinės skaidulas, baltymus ir riebalus. Ir tada tie angliavandenių, tie greiti būna ant skrandžio viršaus. Ir jie greitai negali patekti į kraują. Ir gliukozės kreivė kyla pamažu. Kyla būtent
pamažu. Antras patarimas, neskaičiuokite kalorijų, bet žiūrėkite, iš ko tas produktas susideda. Iš ko jis susideda. Kalorijos čia nėra svarbu. Iš ko jisai susideda. Kiek jame yra angliavandenių. Ir kuo daugiau angliavandenių, to prasčiau. To prasčiau. Nes jis, angliavandeniai, labai greitai patenka į kraują. Trečias patarimas. Išlyginkite pirmojo valgymo arba pusryčių dienos kreivę. Kaip jie išlyginti? Valgyti nesaldžius pusryčius. Valgyti nesaldžius pusryčius. Kaip mes įpratę būtent kokią košę, ar dar ten razinų, uogienės nesaldžios ir panašiai. Va visi šitie greiti sausi pusryčiai visiškai netinka. Netgi uogos, vaisiai, salos. Uogas reikia rūgštus tinka, bet jos turi būti rūgščios. O parūgščiai? Savo džiovinti vaisiai netinka, nes juose yra sunaikintos visos rūgštys ir dar pridėta cukrus. Džiovinti vaisiai yra saldesni. Natūraliai, kad džiovinant išnyksta rūgštys, jis savame pasaldė ir plius dar juose būna pridėtinio cukraus. Ir jeigu jūs valgote vegetarišką ar veganišką maistą, be glitimo ar ekologišką maistą, tai dar nereiškia, kad tas maistas yra jums naudingas. Pirmiausia, reikia galvoti apie gliukozės šuolį. O taip šitą mokslininkė ir patarė apie gliukozės šuolį. Kokį gliukozės šuolį sukels tas maistas, kurį aš valgau. Taigi nėra gero cukraus ir nėra blogo cukraus. Kartais mes ėmėme skirstyti, va čia geras cukrus, čia blogas cukrus. Jis taip sako, kad vaisių cukrus yra naudingas, o cukrus konditerijos gaminiuose, arba tas, kur jogurtuose, kur duonoje, tai yra blogas. Kada čia cukrus vaisių sultis yra geras. Tai nėra tiesa. Kuo labiau denatūruotas vaisius, įspaustos sultis, tuo labiau jis kenkia. Kitaip sakant, geriau rinktis ne vaisių sultis kaip saldumynų, o patį vaisių. Vaisius nesukels gliukozės šuolį, o sultis to vaisiaus sukels. Nes jame nebėra skaidulų, o vaisius yra su skaidulomis. Va tos skaidulos sulėtina gliukozės patekimą į kraują. Kas natūralu, viskas yra tinka, o kas jau dirbtina, denatūruota, mums patogu ir skanu, bet netinka. Bet tinka. Maitina, bet ir kenkia. Kenkia žymiai. Daugiau. Ketvirtas patarimas, būtinai venkite dirbtinių saldiklių. Kai kurie dirbtiniai saldikliai didina insulino kiekį. Jis skatina organizmą kaupti riebalų. Neapgaudinėkite organizmą. Saldu, kad saldu, tai smegenys duoda komandai skirti insuliną. O ten cukraus nėra. Tai va, norime apgauti smegenis, bet mes apsigauname patys. Penktas patarimas, prieš valgį išgerkite acto. Ir va, ta mokslininkė taipogi pati patyrė. Jis keičiasi visiškai, gliukozės šuolis taip pat sumažėjo. Prieš valgį išgerkite acto. Taigi, prieš valgydami saldumynus išgerkite acto. Kai man pasiūlo kas torto, aš jį paguldau į lėkštelį, įsipilu acto, jis prisigeria, va tada valgo. Ir skanu, ir nebūna kenksminga. Ir nebūna kenksminga. Tai va. Tai va, reikia įpti, taipogi skatinant. Šeštas patarimas, kad gliukozės šuolis būtų mažesnis, pavalgę, pajudėkite, eikite pasivaikščioti. Judant, sportuojant, greičiau sunaudojama gliukozė krauja, greičiau jį sunaudojama. Ir jos, kaip sakyti, tas matuoklis rodo, kad suvalgo tą patį maistą, jeigu sėdi šuolis didelis, jeigu išeina judėti, šuolis mažesnis. Mažesnis. Septintas patarimas, jeigu reikia užkąsti, rinkitės nesaldų užkandį. Nesaldų užkandį. Paimkite ploną riekutę duonos ir ištepkite
tiek pat sviesto. Druskos dar užbarstyti, bet tai bus labai geras užkandis. Ir dar druskos pabarstyti. Ir dar druskos pabarstyti. O druskos mums visiems reikia, katastrofiškai reikia. Druska dabar, tą druską mums liepia mažinti, bet tai yra neteisinga. Dėl spaudimo Prašau, netinka. druska nekelia jokio spaudimo. Nesąmonė. O kokią druską, pavyzdžiui, rinktis geriausia? Ta iškastinė tokia pilka, ne pramoniniu būdu, neapdorota, kuri sulimpa, sušoka į gabalus va šitokia. Bet ne ta, kuri biri, ten jau su chemija. Ta smulki ir biri yra sumalta su chemija ir taip toliau. O dabar tos tokios paprastos rupios natūralios druskos jau reikia paieškoti ir labai gerai. Na, paieškoti. Dar prieš karą čia jos buvo, dabar Ukraina ten užsidarė tos druskos. Dabar mums viską baltai pateikia. Ir ta balta druska taipogi nėra tokia tinkama. 8 patarimas – aprenkite angliavandenį. Ką tai reiškia? Anglės. Kad angliavandenė nebūtų gryni. Šalia angliavandenį turi būti su riebalais ir su baltymais. Duonos kiriakutį, balta duona yra angliavandenė ir labai didelio, kaip sakyti, glikeminių indeksų. Užtepsite storai sviesto ir druskų, jau bus aprengti, angliavandenį bus aprengti. Jie lėtai pateks į kraują. Jeigu duona pilna cukraus. Nu tai pasirinkite tokio, kur mažiau cukraus. Iki 5 dietologai patarė. Prašau. Iki 5 gramų patarė 100. 100 gramų duonos patarė dietologai. Nedaugiau 5 gramai. Ko? Cukraus. Tai patarė jie, bet... 5 gramai cukraus. Nu tai taip, bet ten cukrus, aš neprisimenu, ten yra išskirtas ar ne. Duoną reikia vertinti pagal skaidulų kiekį. Angliavandenių kiekį, reikia žiūrėti angliavandenių kiekį ir skaidulų kiekį. Ir santykis angliavandenių ir tų maistinių skaidulų turi būti, kaip sakyti, 5 ir mažiau. Jeigu angliavandenius kiekį padalinus iš skaidulų kiekį, mes turime gauti 5 ir mažiau. Bet jeigu, sakysime, angliavandenių yra 50 gramų, skaidulų 10, 50 padalinsim iš 10, tai 5. Bet jeigu skaidulų yra tik 6 gramai, tai mes jau gausim jau nebe 5, o kažkur 7-8. Jau tokia duona nėra tinkama. O jeigu bus padalinus iš angliavandenių kiekį 50 gramų angliavandenių ir 5 skaidulų, jau 10 gramų, tai bus dar prastesnė duona. Skaidulų kiekis lėtina angliavandenių patekimą į kraują. Ir skaidulos taipogi yra mūsų mikrobiomo maistas. Jų nei skrandis, nei plonasis žarnynas jų nesuvirškina, ir skaidulos eina į storąjį žarnyną ir jos yra mūsų mikrobiomo maistas. Ir jeigu tų skaidulų nėra, tai taipogi yra prastai. Ne vien tik dėl to, kad jau sumažina gliukozės šuolį, bet ir todėl, kad mūsų mikrobiomas negauna pakankamai tinkamų. O tai ant duonos ten tos pakuotės rašo, kiek tų skaidulų yra? Rašo. Nu, kažkur tai rašo, turėtų būti. Turėtų. Pagrindinė dabar rašoma riebalai, baltymai, angliavandeniai ir skaidulos. Ir skaidulos paprastai jau būna jau. Anksčiau tai buvo laikoma, kad tai yra balastas. Ir kuo mažiau, tai to geriau. Pramoniniu būtų, kai apdorojama, tai skaidulos yra pašalinama. O dabar stengiasi jau, kad jų būtų daugiau. Na, o visos skaidulos praktiškai grūdė tai yra lobeliai. O tie balti miltai yra be lobelės ir be skaidulų. Tai prideda saulėgrąžų, ten visokių kitokių sėklų, tai padidina skaidulų kiekį. Taigi. Ir gamintojai įsigūdino cukraus pavadinti daugybę vardų. Kad būtų būtent mums sunkiau suprasti, kas yra kas.
agavų nektaras, agavų sirupas, miežių salyklas, runkelių cukrus, rudasis ryžių sirupas, geltonasis cukrus, cukranendrių cukrus, karamelė, kokosų cukrus, glajus, kukurūzų sirupas, datulių sirupas, galaktozė, gliukozė, auksinis cukrus, vynuogių cukrus, medus, cukraus pudra, malto, dekstrinas, maltozė, dar taip toliau ir taip toliau. Visi yra cukraus sinonimai, tai yra kitaip pavadintas tas pats cukrus. O mums atrodo, va, kokia čia naujovė, turbūt čia yra gerai malto dekstrinas, ar ten dar kažkokia nemaltozė ar klevų sirupas. O, klevų sirupas. Bet yra tie patys angliavandeniai. Tas pats cukrus, tas pats būtent cukrus. Turbinatų cukrus yra. Tai va daug ten, tų pačių skirtingiausių pavadinimų ir va štai, va ir kalba yra, kaip sakiau, sukurta tam, kad paslėpti tiesą. O tai yra cukrus, tai yra sinonimai. Taigi, va. Taigi, kai užeina noras kažko saldaus ar užkančiauti, kai dar nelaikas, tai ką daryti? Šitos knygos autoriai patarė palaukti 20 minučių ir tas noras turėtų praeiti dar nepasibaigus 20 minučių. Tikriausiai suaktyvės gliukagonas. Jeigu jis dar nėra kraujas didelio šarmingumo. O jeigu noras nepraeina, tada šitą autorė patarė gerti marinatą, sūrių, kur rauginti agurkai būna. Šitą skystimą sūrų. Ten yra ir rūgštų, ir sūrų. Labai tinkantis skonio gyderinys. Ir tai jisai numalšins jūsų alkį, nes jūs parūgšinsite kraują, tas gliukagonas pradės stipriau veikti ir iš atsargų patieks gliukozės, iš atsargų. Ir kai mes valgome toj pat įsinorėjus valgiui, tai kai sukyla alkis, kai įsinorime valgyti, po 2 ar kiek taigi valandų, tai mūsų gliukogen akumuliatorius būna tik pradėjo įsikrauti, tik truputį jame sumažėjo. Ir tada jisai, kai dar suvalgome kažką, jis greitai užsipildo, ir jau likusi gliukozė yra verčiama į riebalus, kurie jau kaupiami čia kažkur kūne. Jau nebe kepenyse, nebe raumenys, bet kūne badmečių. Akumuliatorių reikia iškrauti. O tam, kad iškrauti, turi praeiti tam tikras laiko tarpas. Jeigu norime vėl valgyti, o jau buvome privalgę, akumuliatorius neiškrautas ir mes jį greit užkrauname ir tas mūsų valgys eina į riebalus. Kadangi nebėra kur krauti. Visi sandėliai laikinam, greitam naudojimui yra užimti. Gliukogeno atsargų yra tik kepenyse ir raumenyse susidaro tik 350 gramų ir jų užtenka 12-15 valandų. Jeigu kraujo rūgštingumas yra pakankamo lygio ir tas gliukogeno akumuliatorius gerai veikia, abu tie hormonai insulinas ir gliukagonas yra suderintai veikia, tai sočiai pavalgę neturėtume jausti alkio mažiausiai 12, o tai ir 15 valandų, kol neįsikraus pilnai akumuliatorius. Tada jau pradėsime jausti alkį. O jeigu mūsų gliukagonas silpnai veikia, akumuliatorius dar puspilnis, ar pilnis, o jau norim valgyti. Ir tada eina viskas, tada eina būtent į riebalus. Na ir pasirodo, kad individualumas labai daug reiškia. Ir ta autorė, ta mokslininkė pasikvietė savo draugę, jai taipogi prilygti šitą cukraus kiekį pastovų, kaip sakyti, cukraus kiekio matuoklį. Ir suvalgė tą patį maistą ir tikrino cukraus kiekį prieš ir po. Suvalgė jos ten saldžius giblinėlius, tai autorė cukraus kiekis staigiai pakilo, pašoko. O ta jos draugai ne, tik truputį. Individualu, skirtingai yra. Ir kodėl šitai autorė taip staigiai pakilo? Ji to nepaaiškino, bet man viskas aišku, todėl kad knygos pradžioje ji aprašo truputį savo gyvenimo pradžią, savo biografiją. Vat kai buvau studentė,
draugai pakvietė maudytis. Na ir visi šoka. Ir kai šoko, tai pataikė į dugną ir į akmenį, jai čia lūžo stuburas. Ir jie ten apie metus ar pusantrų gulėjo po įvairias ligoninės. Stuburas jos yra ir nufotografuotas visokiais varžtais, geležimi surištas ir visam gyvenimui. O gulėti ligoninėse ir gerti nuolatinius gydytojų vaistus, tai yra nuolat šarminti kraują. Ir šitos knygos autoris kraujas yra gerokai šarmingesnis vien dėl ilgo gulėjimo į ligoninėse ir todėl jos, taip sakyti, gliukozės šuoliai yra žymiai aukštesni ir jį labiau reaguoja. Kuo kraujas yra šarmingesnis, tuo organizmas greičiau reaguoja į gliukozės šuolį. O pas jos draugė, matyt, yra gerokai nasveikesnė ir visiškai kitaip. Ir visiškai būtent kitaip. Tai ir sakau, tikrinkitės insulino kiekį. Arba ieškokite, kas nori jau tik, kaip sakyti, šito pastovaus gliukozės kiekio į matuoklį. Bet jau tai yra pasiekmė. Mums pirmą reikia žinoti, kaip kyla insulinas. Unikauskas savo paskaitose sakė, ne gliukozės žvakės, bet insulino žvakės. Gliukozė kyla ir insulinas kyla iš karto. Taigi, dabar dar noriu atskirai apie fruktozę ir jos nuodėmes, jos poveikį. Sakėme, kad fruktozė yra blogiau kaip gliukozė. Ir ypatingai yra bloga ta, kuri jau yra pramoniniu būdu apdorota. Yra fruktozė, kuri yra vaisiuose, natūrali. Ir yra fruktozė, kuri jau yra išskirta ir, kaip sakyti, pramoniniu būdu ten apdorota ir kartais grina būna išskirta. Be jokių skaidulų, be jokių pridėtinių dalių. Tad šita pramoniniu būdu apdorota, ta iš parduotuvų pirkta fruktozė yra žymiai blogiau. O su vaisiais visai nieko. Su vaisiais palyginti visai nieko. Taigi, fruktozės yra vaisiuose, tačiau daugiausiai jos gauname ne iš vaisiaus, o pramoniniu būdu pagamintais produktais. Fruktozė yra saldžiausias angliavandenis, todėl mes ją taip mėgstame. O mūsų protėviai valgė natūralius vaisius ir tik tam tikrų metų laiku. Sezoniškumas. O dabar Maksimos panaikino sezoniškumą. Maksimos panaikino, visi prekybos centrai panaikino sezoniškumą. Mūsų kūnas yra prisitaikęs prie sezoniškumo. Mūsų kūnas yra nepalyginamai geriau prisitaikęs prie ilgų nevalgymo tarpsnių negu prie persivalgymo. Jis prie persivalgymo visiškai neprisitaikęs. Ir dabar mes persivalgome, taigi visiškai neseniai gerovės visuomenė tapome. Taigi, tai va. Ir dėl vaisiuose ir daržovėse esančių skaidulų sulėtėja fruktozės patekimas į kraują. Dėl tų esančių skaidulų, todėl vaisių sultis gerti yra prastas pasirinkimas. Valgykite vaisių, tai bus su viskuo. Ten bus dar daugybė kitokių dalykų. Aš skaičiau vieną sveikuolį, jis ten, ar jau knyga, ar ten paskaitos buvo, tai jisai spaudžia, kaip sakyti, tą morką ar ką, tai jisai tos įspaudas, valgo įspaudas. O sultis, matot, kaip skirtingai žmonės valgo. Tai nereikia. Kuo natūraliau, tuo geriau. Kuo natūraliau, būtent tuo geriau. O daug fruktozės turintis kukurūzų sirupas ir kristalinė fruktozė atvirkščiai sutrikdo medžiagų apykaitą kepenyse. Kukurūzų sirupas tai yra mišinys, kuriame lygiai yra fruktozė ir gliukozės. Tačiau ir sacharozė, tai yra ir cukrus, taipogi susideda iš gliukozės ir fruktozės po 50%. Tai yra sacharozė, tai yra gliukozė sujungta su fruktozė. Gamta sujungia tam, kad užimtų mažiau vietos, taupo vietų. Taigi cukraus kiekio matuokliai matuoja gliukozės kiekį kraują, bet nematuoja fruktozės kiekio.
Bet jei suvalgytas maistas yra saldus, jis sukelia ne tik gliukozės, bet ir neišmatuojamą fruktozės šuolį. Todėl gliukozės šuolis nuo saldumynų yra pavojingesnis už gliukozės šuolį nuo krakmolo. Krakmole fruktozės nėra. Ar tai miltai, ar ten bulbės, ar morkos, ten fruktozės nėra. Nors fruktozė, kaip ir gliukozė, tiesiogiai patenka į kraują, tačiau jos patekimo greitis yra 3 kart mažesnis negu gliukozė. Žinot, kas yra glikeminis indeksas? Glikeminis indeksas. Per kiek laiko suvalgytas produktas patenka į kraują. 100 vienetų yra gliukozės glikeminis indeksas. 100 vienetų. Duona yra maždaug 85%, bulvės irgi maždaug tiek, o lęšiai, sakysime, ir tik tai 40%. Tai vadinasi, jau daugiau kaip 2 kartus lėčiau suvalgyti lęšiai patenka į kraują sukelia. Tai va, tai mums svarbu, kad glikeminis gliukozės indeksas yra 100, tai va, o fruktozės tik tai 30. Tai reiškia, fruktozė už gliukozę 3 kart lėčiau patenka į kraują negu gliukozė. 3 kart lėčiau. Tai gerai, bet ir tuo pačiu ir blogai. Gerai, kad lėtai patenka į kraują, bet blogai, kad fruktozė gali būti paverčiama tik riebalai. Ką jau ir sakiau, tie riebalai lieka kepenyse. Ir dėl to atsiranda, kaip jau sakiau, nealkoholinė suriebėjusi kepenų liga. O gliukozės perviršis yra lengvai paverčiamas glikogeno ir riebalais, kurie jau yra kaupiami kūne. Ir dar viena fruktozės nuodėmė, kad fruktozės molekulės, kitas molekulės mūsų kūno glikuoja, tai yra cukruoja 10 kartų greičiau negu gliukozė ir sukelia žymiai daugiau žalos. Tai priežastis, kodėl gliukozės šuoliai nuo cukringų sausainių, kurios yra fruktozės, mus sendina greičiau negu gliukozė iš krakmolingų maisto produktų, tokių kaip makaronai ar bulbės, kuriuose tos fruktozės nėra. Tai dar vienas patarimas, reikia vengti fruktozės. Ir tyrimai taipogi rodo, kad dėl didelio fruktozės kiekio sumažėja žarnyno apsauginių savybių, todėl į kraują patenka daugiau bakterijų. Ta fruktozė silpnina žarnyno apsauginę sistemą ir būtent į mūsų kraują per menkiau apsaugotą žarnyną. Ta apsauga susilpnina fruktozė, patenka į kraują, patenka į daugiau tų bakterijų. Tad reikia kalbėti apie medžiagų apykaitos lankstumą. Štai, ar jūs girdėjote, kad anksčiau žmonės valgydavo gerokai rečiau? Kad kiek aš tuo dalyku domėjusi, valgydavo 2 kartus per dieną, o dar seniau tik stipriai valgydavo tik 1 kartą per dieną. Tik 1 kartą per dieną. Na ką tai rodo? Kad anksčiau žmonių kraujas buvo rūgštesnis ir jų, kaip sakyti, šitų 2 hormonų veikla, šitų 2 būtent hormonų veikla veikė pakankamai efektyviai. Vadinasi, insulinas sumažina gliukozės kiekį kraują, paverčia kepenis, paverčia glikogenu, sukauptas į atsargas, jis neprivalgė, bet jis tas viskas sukaupta kepenyse ir raumenyse kaip atsarga. Ir gliukagonas, ir tas glikagonas, kitas hormonas veikia efektyviai ir kai tik sumažėja cukraus kiekis kraujo, taip pat jis tiekia cukrų iš sukauptų atsargų. Iš sukauptų laikinų atsargų, ne iš riebalų, bet iš sukauptų atsargų. Ir kaip sakiau, ten susikaupia iki 350 gramų ir tų 350 gramų pakanka 12-15 valandų. Kraujyje cukraus, tai yra gliukozės, telpa tik 6 gramai ir tų 6 gramų pakanka tik 5 minutėms.
Bet gal dėl to gyveno tik lygi 50 metų. Tas didysis 80 ir gal 83 metų. 80, taip. Aš kažkur mačiau statistiką, gal 300-400 metų statistiką mirčių. Tai išmirė maži, jauni ir maži. O tie, kurie išliko iki 20, jie gyvena 70-80. Nu, išveda vidurkį ir galas 30 metų. Atrodo, visi gyvena 30 metų. Ne. Tam, kam pasisekė pradės pro visus tos jaunystės ir kūdikystės žabangus, tas gyveno normaliai, na pirmiausia. O dabar mūsų, kaip matot, šitą gyvenimo trukmė ilgino, jau nebeilgėja. Tai va, ir va, tai teisybės dėlį, reikia pasakyti, kad šitą angliavandenių degimą reguliuoja 4 kasos skiriami hormonai. 2 aš jau minėjau, tai yra insulinas ir gliukagonas, yra dar 2 – somatostatinas ir amilinas. Insuliną gamina kasos beta-gi ląstelės, kaip sakiau, jis mažina gliukozės kiekį, gliukagonas, kurį gamina kasos alfa ląstelės, padidina gliukozės kiekį. Ir šitie gliukozės ir šitie 2 hormonai turi veikti sutartinai. Somatostatinas veikia kaip reguliuotojas, jis perjungia, kada turi veikti insulinas, kada gliukagonas. O amilinas padeda padidinti sotumo jausmą, kad būtų išvengta persivalgymų. Taip pat lėtina būtent skrandžio, amilinas lėtina skrandžio ištuštinimą, kad per greitai neištuštėtų, kad būtų mažesnis gliukozės šuolis. Ir būtent sklandus ir darnus tų 4 hormonų įveikimas ir užtikrina mūsų natūralią, normalią medžiagų apykaitą. Ir va, tai vyksta tik tai tada, kai kraujas yra pakankamai ir rūgštingumo. Mums dabar sakoma, kad kraujo rūgštingumas, šarmingumas turi būti neutralus, o neutralus yra 7,0. Ir sakoma, kad jis turi būti 7,4. Tai yra šarminis kraujas. Ir anksčiau kraujas buvo rūgštesnis. Aš radau senesniai dar tarybiniai medicinos enciklopedijų, ten kraujo rūgštingumas jau yra 7,3, tai yra rūgštesnis. O dar anksčiau tikriausiai buvo dar arčiau, būtent prie 7. Dabar tas nuolatinis angliavandenių vartojimas, jis ir pašarmino mūsų būtent kraują. Teko klausyti Klaipėdoje gyvenančio tokio gydytojo Vilhelmo Žiedelio, kuris atskirai turi savo kliniką ir jis diplomuotas gydytojas, bet į tą oficialią mediciną jis taipogi žiūri atsargiai. Tai va, jisai taip ir sako, 80% gyventojų, kaip sakyti, yra atsparus insulinui. Jis vartoja tą pačią sąvoką, atsparus insulinui. Tai yra insulinas yra jų nepajėgus. 80%. O tai reiškia, kad insulino kiekis pas juos yra per didelis. Jeigu jis atsparus insulino, pas juos insulino kiekis yra per didelis, bet niekas jo netiki. Toliau jis sako, maždaug pusė gyventojų turi paslėptą mažakraujystę, nors hemoglobinas ir normalus. Blogas aprūpinimas deguonimi. O deguonimi blogai yra aprūpinamus tas kraujas, kuris yra šarminis. Mums dabar tikriausiai visi turi puls oksimetrus. Tokie nedideli pritaisėlė ant piršto. Kiniečiai jų čia prigamino milijonų ir mes visi juos nešiojame, uždedam ant piršto ir jis parodo pulsą ir deguonies kiekį kraują. Tai yra visiškai niekinis rodiklis. Visiems bus vienodai. Jeigu jau nukrito iki 92, šakės jau tau. Mūsų deguonies kiekis kraujo apytikriai yra pastovus. Tik yra problema, kaip tas deguonis iš kraujo patenka į ląsteles. Kraujas yra prisotintas deguoniu, bet jis blogai patenka į ląsteles. Hemoglobino norma, kaip yra, kaip sakyti, reikalinga, tokia kokia turi būti, bet
mažakraujystė, paslėpta mažakraujystė. Tai yra deguonis blogai patenka į ląstelę. Ir kad jis geriau patektų į ląstelę, reikia kraujas, kad būtų rūgštesnis. Ir mūsų kraują rūgština CO2. CO2 tai yra tas pats anglies dvideginis. O kas yra anglies dvideginis? Tai yra laisvoji anglies rūgšties forma. Tai yra silpna rūgštis. Ir čia aš perskaičiau įdomioj tokioj knygoje, garsaus anglų patologo anatomo knyga, Nesava mirtimi mirė, Nesava mirtimi, ir kita knyga 7 mirties amžiai. Jis visą gyvenimą praleido skrosdamas lavonus, tad jo pastebėjimas. Venose sklerozės nebūna. Sklerozė būna arteriniam kraujui. Prisimenat, kad ten, kur pavaizduotos kraujagyslės, pusė kraujagyslės yra raudonos, o pusė mėlynos. Reiškia, yra raudonos yra arterinės, tas kraujas, kuris eina iš plaučių ir neša deguonį, jis yra prisotintas deguonis, o veninis kraujas neša iš ląstelių anglies dvideginį ir jis yra mėlynas, jis yra rūgštesnis. Kadangi jis yra rūgštesnis, ten sklerozės nebūna. Tai vas faktas. Faktas. Tai aš sakau, suradau šito anglų patologo anatomo knygoje. Ten veninis kraujas yra rūgštesnis. Vat ir ten oficialiai sako, kraujas turi būti nuo 7,45 iki 7,35. Tai tas 4,5 arteriniam kraujui, o 3,5 yra veniniam kraujui. Jis yra rūgštesnis ir todėl ten sklerozės nebūna, nes rūgštesnis kraujas neleidžia susidaryti kraujagyslių sienelėse žaizdelėms, o kai tik atsiranda žaizdelės, ten pradeda kauptis cholesterolis. Kol žaizdelių nebūna, cholesterolis būtent nesikaupia. Tai vat, kad organizmas gerai veiktų, tai jis turi pakaitomai turi dirbti 2 sistemos – glikolizė ir ketolizė. Glikolizė ir ketolizė. Glikogeno skaidymas ir vertimas glikozė, tai yra vadinamas glikolizė. Nes tai, ką daro glikagonas, tai jis vadinasi, tą glikogeną verčia būtent į kraują. Jis verčia būtent tą krakmolą glikozę. Tai vadinama glikolizė. O riebalų skaidymas jau iš tų ilgalaikio atsargų, kurios yra sukauptas pas mus visam kūne, tas skaidymas yra vadinamas ketolizė. Bet riebalai niekada nebūna skaidomi, kol organizme yra angliavandenė, bet kokiam pavidale. Nes riebalai yra badmečių, yra neliečiami, kol yra angliavandenė. Taip yra susiklostę per ilgus evoliucijos amžius. Nes niekada anksčiau maksimum nebūdavo. Tai būdavo ir badmečiai, ir sausros, ir karai, ir marai, ir kas tik tai nori. Ir organizmas, kaip sakė, mūsų yra prisitaikęs prie ilgo badavimo. Ir kai tik tai atsargos glikozės pasibaigia, tik tada prasideda ketolizė, tai yra riebalų vertimas riebalinėmis rūgštimis, kurios yra vadinamos ketonais, o iš tų ketonų jau gaminama gliukozė. Bet tam, kad prasidėtų gliukozė, vėlgi reikalingas rūgštesnis kraujas. Jeigu kraujas yra šarminis, tai reikia praeiti gana ilgas laiko tarpas, kol kraujas pats savaime parūgštės ir prasidės būtent riebalų skaidymas. Ir todėl ta vadinamoji, tas protarpinis nabadavimas. Aš tai nevadinu protarpiniu nabadavimu, bet ilgas tarpsnis tarp nevalgymų. Jis yra tam, kad būtų sunaudotos visos glikogeno, tai yra angliavandenių atsargos. Ir tik kai sunaudotos visos atsargos, tada prasideda ketolizė, tai yra riebalų skaidymas. Ir naktį, kai mes miegame, kai pasibaigia glikogeno atsargos, pamažu įsijungia ketolizė.
Vakare norėjai valgyti, ryte prabudai, nenori valgyti. Ar jums tai buvo? Buvo. Prasidėjo ketolizė. Prarėjai ką nors saldaus, ketolizė nutrūko ir prasideda glikolizė. Va čia turi būti lankstus perėjimas. Kuo kraujas yra šarmiai rūgštesnis, tuo lankščiau pereina. Ir kuo šarmingesnis, tuo sunkiau pereina nuo glikozės prie ketolizės ir atvirkščiai nuo ketolizės prie glikolizės. Tai va, tai kaip matote, kas viskas yra natūralu, tai viskas yra tvarko. Kai tik tai mes pasinerime į tą skanų pramoninių būdų ir greitai paruošimą maistą, mes pradedame sirgti nuo šito maisto, kurį suvalgome. Dabar, kaip pastebėjo žmonės, man sako, nyksta valgio gamyba. Nu, viskas eina puslapį kačiai. Ir Maksimuose ten gali gauti visiškai jau galutinai pagamintų valgių, tai reikia tik pasišildyti. Ir mes patys savomis rankomis, kai žinome, ką sudėtame ir kaip ten padaryta, nebegaminame to valgio. Na, turime tai, ką turime. O ką jie sudėta pramoniniai gamintojai, tai jie vieni tik tiksliai ir tai žino. Tai jos reikia kontroliuoti ir, kaip matome, yra kontroliuojami ir gana griežtai, bet vis tiek visko nesukontroliuosi. Geriau žinoti, ką tu suvalgai. Ką tu suvalgai ir kokį būtent maisto produktą suvalgai. Na va, tai aš baigiu jau 1,5 valandos ir toliau reikėtų kalbėti, kaip paleisti šitą. Na, ketolizė, ir kaip sakiau, tam labiausiai ir geriausiai tinka tas protarpinis gibadavimas, kaip jis kartais vadinamas, arba ilgesnis laiko tarpas, jis būtinas tam, kad būtų sunaudoti visi angliavandeniai, kurie yra sukaupti laikinose atsargose. O šitą reikia įsikalti į galvą. Angliavandeniai kaupiami tik tai laikinoms atsargoms, tai pačiai parai sunaudoti. O riebalai ilgalaikiams atsargoms. Ir todėl juos pradėti naudoti riebalus, jau reikia gauti leidimą. Reikia gauti iš kažkokio tai viršininko leidimą, kad tai yra būtinai, kad jau viskas yra, reikia pateikti pažymėjimą, kad angliavandeniai sunaudoti. Tada tik tai riebalų sandėliai atsidaro. Tai aš taip pasakiau. Ten viskas yra reguliuojama. Na, dabar galite dar. Tikriausiai kilo klausimai, tai galite mane ko nors paklausyti. Noriu paklausti, o tai jeigu hemoglobinas mažas yra, tai jau čia nepaslėpta, o tikra mažakraujystė. Nežinau šito, aš jau šito. Jeigu mažas, dėl mažo hemoglobino gali būti ir ten kitokios priežastys. Kaip? Dėl mažo hemoglobino gali būti ir kitokios priežastys. Aišku. Nebūtinai mažakraujystė. Ne, tai mažakraujystė, bet atvira. Bet tai ką aš sakiau, ten priklausė nuo kraujo rūgštingumo našarmingumo. O mažakraujystės priežastys gali būti ir kitos, ne tik tai kraujo rūgštingumas arba šarmingumas. Gali būti ir kitos. Na, tam tikrų maisto produktų trūkumas. Arba žarnyne įsiveisia bakterijos, kurios mėgsta geležį. Tu naudoji tą geležį, o jos suvalgo ją. Ir trūksta. Tu vartoji geležies papildus, bet hemoglobinas beveik nekyla. Ten yra kažkas, problemos gali būti su mikrobioma, jeigu yra mažakraujystė. Čia priežasčių gali būti daug. Aš norėjau paklausti apie kraujo rūgštinimą. Galima kaip nors taip savarankiškai tą kraują parūgštinti? Tai galima, bet vartoti bet kokią rūgštį. Jūs ją parūgštinsite. Bet jeigu perrūgštinti, jau per daug. Gink Dieve, neperrūgštinti. Ne. Tai gerai, jau pajausit, kad jau nebesinori, tai nevalgykit, neperrūgštis. Rūgštis žymiai mažiau kenkia negu šarmas. Taigi visos tautos turėjo raugintus produktus. Tradicinė rauginti valgį, jiegi baigė išnykti.
Tai čia Kopūstai, agurkai. ir kelia jo šitas, šitie rauginti produktai ir kelia rūgštingų. Taip, ten yra pieno rūgštis. Nu, o gerai, o apie actą, tai jogi negalima kiek nori, vieną kartą iš ryto išgėrė iš Kodėl aukštą. negali? Kiek nori. Labai gal skirtingas poreikis yra. Labai skirtingas poreikis yra. Vat, sakysime, Čarlis, amerikiečių gydytojas naturopatas, kuris jau prieš keliasdešimt metų miręs ir jau yra knyga parašyta, jis gydė būtent actu ir obuolių actu gydė ir ko jis dar ten gydė. Actu gydė daugiausiai. Tai sako, tą actą geria žmonės labai skirtingai. Vieni geria vieną šaukštuką į stiklinę vandens, kiti 2 šaukštukus, kiti pila šaukštą į stiklinę vandens, kiti per pirštą į stiklinę, kiti per 2 pirštus, kiti per puskėdžią, o yra tie, kurie obuolių actą geria gryną, 5% gryną. Jiems taip labai reikia šito, nes poreikis yra gana skirtingas ir organizmas yra individualus. Todėl žiūrėkite pagal save. Ir rūgštį galima naudoti bet kokį. Nebūtinai actą, citrinos rūgštį, pieno rūgštį, kokios tai yra šita skruzdžių rūgštis, gintaro rūgštis, benzoinė rūgštis. Spanguolės turi, ta benzoinė rūgštis atrodo toks baisus pavadinimas kaip benzinas. Bet jos turi tos benzoinės rūgšties, spanguolės, jos yra labai stipri antibakterinis poveikis. Todėl spanguolės ir brūknys turi tos daug rūgšties ir ten jos ilgai nepelyja. Spanguolės valgykite, svarainius valgykite, serpentus valgykite, visas uogas, kurios yra rūgščios. Kuo rūgštesnė uoga, tuo yra avietės. Bet prieš valgymą reikėtų turbūt, ar ne? Nesvarbu. Nėra tai svarbu. Nėra tai svarbu, kada tą rūgštį galima suvalgyti ir prieš valgį, ir valgio metu, ir po valgio. Ir po valgio. Čia nėra tai svarbu, jūs galite patys pasirinkti, kaip jums geriau tinka, kaip jūs geriau. Ir tas bajoriškių actas gerai obuolių, kur parduotuvėse yra nelabai? Gerai, galite patys pasigaminti, galite pirkti iš parduotuvės. O įsitrinant actu kūną taip pat jo patenka, tiek pat jo patenka. Taip, acto paviršiaus patenkimas yra mažas ir kam per skrandį yra sudėtinga, kam čia nenori, kaip sako, kvapas nepatinka, jis per odą, vandenilio jonai lengvai patenka į kraują. Vat kai būna vonios, anglies dvideginio vonios, taipogi vandenilis patenka į kraują, tokie burbuliukai kyla. Tai purvo vonios, taipogi ten rūgštus. Pulvas yra rūgštus, vėlgi vandenilio jonai patenka į kraują. Yra rūgštus vandenys, jie vadinami narzano vandenys. Tai graikų mitai pasako, kad Heraklis eidamas į tos žygius maudydavosi tose narzano gyvandenyse. Rūgščiuose gyvandenyse. Ir ten jų yra palyginti labai nedaug. Tai yra Kislavotsk toks miestas. Ir tie vandenys yra ypatingai gyvi. O dauguma kiti mineraliniai vandenys yra šarminantys ir jų ilgai vartoti visiškai netinka. Rūgštus. Yra tam tikras kiekis anglies dvideginio, ten natūraliai, iš pačios gamtos, tose vandenyse yra didelis kiekis tai yra anglies dvideginio. Na, kai prisotina dirbtinai, tai taipogi tinka, taipogi, sakome, rūgštus vanduo, angliarūgštį. Tai va šitas rūgštintas vanduo yra tinka. Reiškia, gazuotas geriau. Gazuotas geriau, tik mineralinis būna kartais labai didelis druskingumas. Pavyzdžiui, Vytauto vandens geriau negerti, 7 gramai ten yra labai didelis, mažai patenka į kraują. Vat, kai kurie žmonės nori to gazuoto vandens, kuriems reikia tos rūgšties. Nėščios moteris, vėžininkai nori būtent to gazuoto vandens. Kiek aš prisimenu, amžinatilsį Patackas visą laiką važiuodavo su sifonais pasivešti to gazuoto vandens į šansą. Tai anksčiau mada buvo tos sifonus. Būdavo mano vienas viršininkas, kai aš praktiką atlikau, studentas irgi pavalgo gazuoto vandens į automatą eina gerti. Paskui girdžiu, po kiek metų mirė nuo vėžio. Tai jam buvo tas poreikis yra.
poreikiai. Ir tai, ten nepakanka, kad tu ten stiklinį iškeli. Bet vat potraukis yra. Nu tai gerai, tai angliarūgštė, kaip jūs sakote, rūgština vandenį, taip? Rūgština taip. Tai gerai, tai o jeigu Tai sveika. atsidarai ir kad Turi būt. nugaruotų tas gazas, tai gerai tada, ar ne? Ne, jūs įsigaravęs nieko nebėra. Ai, tada nebėra. Aišku, supratau. nebėra. Įsigaravęs nieko. Tik tai va tas supratimas apie tai, kas mus rūgština ir kas mums kenkia, kas mums padeda, supratimas ir dažnai pas profesorius yra labai toks menkas. Girdėjau vieno garsaus profesorius patarimą, gerkite gazuoto vandenį, nes ten yra daug deguonies. Ir deguonis užmuša ten bakteriją. Ten deguonis yra tiek pat, kiek įsam vandenį, o ten yra daug anglies dvideginio. Anglies dvideginio daug. O anglies dvideginis yra rūgštis ir jisai rūgština kraują. O tai jeigu kuo daugiau sulaikai kvėpavimą, mes įkvėpiam, praktiškai mes neįkvėpiam anglies dvideginio, nes čia anglies dvideginio yra labai nedaug, 0,04%. Iš kur mes gauname anglies dvideginį? Patys jį gaminame. Mes įkvėpiame deguonį, tą deguonį hemoglobinas neša per kraują į ląsteles ir atiduoda. Atiduoda lengvai tada, kai kraujas yra rūgštesnis. Ir va, paskui jisai sulimpa su anglies dvideginiu, kurį atiduoda į ląsteles ir neša į kraują. Ir va, jau veninis kraujas yra mėlynas, tamsesnis yra rūgštesnis ir mes jį iškvėpiam. Ir kuo tu mažiau iškvėpi, tuo tavyje daugiau anglies dvideginio, to kraujas yra tavo rūgštesnis ir tuo tu sveikesnis. Vat joga visas ligas gydo kvėpavimo sulaikymu. Kvėpavimo sulaikymu. Kuo daugiau pajėgi sulaikyti kvėpavimą, tuo tu sveikesnis. Reiškia, tavo kraujo yra daugiau anglies dvideginio. O jeigu tu kvėpavimą sulaikai trumpai, tai tavo kraujas yra šarmingesnis. Ulgi, kiek ten skaičiavot vieną kartą reikia įkvėpus tenais sulaikyti tą? Lygi kokius skaičiaus lygtais? Nesuprantu klausimą. Nėra nustatytas skaičius. Kiek pajėgi, vadinasi, kvėpavimo būdų yra labai daug. Mačiau knygutę 1000+1 kvėpavimo metodas. Bet jų pagrindinis principas yra tai, kad lėtinti kvėpavimą. Yra kvėpavimo metodai, kurie greitai, staigiai, bet jie trunka labai trumpai. Ilgam jų negalima vartoti. Nes toks hiperventiliacija, tu išventiliuoji plaučių, tau pradeda svaigti galva ir tokį greitą kvėpavimą, tankų ir greitą reikia atsigulti. Daryti, nes apsvaigs galva ir gali nukristi. Va tada mums pradeda trūkti smegenyse deguonies ir su sąmonė pradeda darytis keisti dalykai, paskui ten kažkas persitvarko. Tu gali visai kitaip paskui žiūrėti iš kito žmogų, tu gali atleisti, tu gali supykti, tavyje kažkas tai įvyksta, nes smegenyse trūksta deguonies. Tai yra toks principas, tai yra holotropinis kvėpavimas, laisvasis kvėpavimas, rebefingas ir taip toliau. Įvairiai pavadinti, bet tas greitas kvėpavimas yra neilgos trukmės. O šiaip, jeigu mes kaip nuolat kvėpuojamės ištisą parą, ištisą gyvenimą kvėpuojame, tai kvėpavimas turi būti kuo lėtesnis. Kuo lėtesnis ir kuo retesnis. Ir mažiau gilus. Ir mažiau gilus. Tai yra sveikiau. Tai yra būtent sveikiau. Tai va, tai čia kartais tai, o mums išmokyti reikia kuo giliau ir ilgiau kvėpuoti. Trumpai tai tu gali, bet tai neilga. Ir pastebėkite, kad pradeda svaigti galva. O galvos svaigimas yra pirmas deguonies trūkumo požymis. Atrodo, daug kvėpuoja, turėtų būti deguonies perviršis, bet ne. Pradeda trūkti ląstelės, tavo kraujas greitai kvėpuoja ir tankiai kraujas pašarmėja ir ten hemoglobinas blogiau atiduoda deguonį ląstelėms ir pradeda trūkti deguonies. Visų pirma smegenims. Visų pirma smegenims. Vaikauskas kažkada rodė, ten lygiai 40, jeigu su skaičiu, ir 40 sekundžių tai jau gerai.
Nu taip, čia tai sveikuoliai ir daug kas tai tikrina, kaip sakyti, savo bendrą sveikatos lygį. Įkvėpiai, lengvai iškvėpiai ir būsite tiek laiko ir būsite nekvėpavę. Tai yra, kaip sakyti, pauzė, kur yra kontrolinė pauzė, kada tu būni tiek, kad tau dar nėra per daug sunku. Ir maksimuma pauzė, kai tu laikai kiek pajėgi. Nes ta kontrolinė pauzė trunka tiek, kad tu jau atleidęs nepradėtum kvėpuoti kaip garvežys. O po tos maksimalios pauzės tai bus, tai jau yra maksimali pauzė. Bet vadinasi, kai atleidai, tu turi normaliai kvėpuoti, kad nepastebėtų, kad tu pradėjai giliai kvėpuoti. Bet jeigu iki 40 sekundžių išbūni, tai yra ganagi gerai. Minutė tai yra labai sveikas. Paprastai žmonės išbūna 15-20 sekundžių. Tai kraujas yra Aš lengvai. 30 man neblogai. 30 tai neblogai. 40 sunkoka. Tai reikia pasitreniruoti. Būti sveikesniam.